Jungtinėse valstijose peržengus vienos apskrities ribą, statistiškai jūsų gyvenimo trukmė gali sutrumpėti 10 metų. Kai kuriuose apskrityse vidutinis žmogus miršta nesulaukęs 68. Tai yra mažiau nei kai kuriuose subsaharinės Afrikos dalyse. O skirtumas tarp gyvenimo ir mirties dažnai priklauso nuo vieno dalyko – kaip toli esate nuo ligoninės. Labai nėščiai moteriai sunku kvėpuoti galinėje savo automobilio sėdynėje. Jos gimdymo data turėjo būti už 4 dienų. Vietoj to ji miršta automobilio gale, vos už 3 minučių kelio nuo ligoninės. Tai neturėjo įvykti. To nesitikėtumėte niekur, kur sveikatos priežiūros sistema iš tiesų veikia. Tačiau ši moteris buvo iš Hampshire apygardos Misisipėje, kur medicininis patarimas – lėkti kiek įmanoma greičiau. Štai kaip atrodo ligoninių trūkumas Jungtinėse valstijose. Amerikiečiai išleidžia bent 2 kartus daugiau vienam žmogui sveikatos priežiūrai nei beveik visos kitos aukštų pajamų demokratijos. Tai faktas. Tačiau nepaisant visų tų didelių išlaidų, JAV pagal bendrus sveikatos rodiklius yra beveik pačioje tų pačių šalių sąrašo apačioje. Daugiau pinigų, prastesnė sveikata. Tačiau tai nėra pasakojimas apie visą šalį. Ne visi amerikiečiai gimsta lygus. Vieta yra svarbi. Sveikatos problema Amerikoje neapsiriboja tik rajonais. Tai susijęs su ištisomis valstijomis. Tačiau priartinus vaizdą, kalbama ir apie apskritis. Apskritis, kuriuose statistiniai sveikatos duomenys prilygsta kai kurioms skurdžiausioms pasaulio šalims. Tarp valstijų galite pastebėti net 10 metų gyvenimo trukmės skirtumą. Pereikite iš Misisipės į Tennessee arba iš vakarų Virdžinijos į Virdžiniją. Ir vos per kelis kilometrus statistinis gyvenimo trukmės skirtumas gali siekti 10-metį. Siena visiškai pakeičia rezultatą. Pavyzdžiui, jei gimėte Massachusetts'e, Connecticut'e ar New York'e, tikėtina, kad gyvensite apie 79 metus ar net ilgiau. Jei gimėte Misisipėje, vakarų Virdžinijoje ar Alabamoje, galite nesulaukti 71 metų. O kai kuriuose apskrityse tas skirtumas nesustoja ties 10 metų. Jis padvigubėja, patrigubėja. Ir tai ne apie saujelę žmonių. Milijonai amerikiečių gali tikėtis gyventi palyginti trumpą gyvenimą. Ir čia sistema nustoja veikti. Duomenys rodo į 3 konkrečias vietas, kuriuose sistema jau galutinai žlugo. Pemeskoto apygarda, Missouris, McDowello apygarda, vakarų Virdžinija ir Hampshire apygarda, Mississippi. Jūs jų nepažįstate, bet jei būtumėte gimęs ten, jie nulemtų, kiek ilgai gyvensite. Amerikoje jūsų pašto kodas yra vienas stipriausių rodiklių, nurodančių, kiek ilgai gyvensite. Tai stipriau nei jūsų genetika, stipriau nei jūsų gyvenimo būdas, daugeliu atveju stipriau net už jūsų pajamas. Duomenys rodo, kad jei gimėte Pemiskoto apskrityje, Misūryje, yra labai didelė tikimybė, kad nesulauksite 80. Statistiškai tai labai didelė tikimybė, kad mirsite daug anksčiau, nes vidutinė gyvenimo trukmė ten yra tik 67,4 metai. Šiuo metu šioje vadinamosios Biblijos juostos apskrityje gyvena beveik 15 700 žmonių. Anksčiau jų buvo gerokai daugiau, bet bėgant metams žmonės iš čia išsikraustė. Viena iš priežasčių – skurdas. Vidutinės vienam gyventojui tenkančios pajamos siekia vos $26,000, todėl tai yra viena skurdžiausių apskričių JAV. Ir tai taip pat viena blogiausių vietų gauti sveikatos priežiūros paslaugas. Vienintelė ligoninė čia jau daugelį metų balansuoja ant uždarymo ribos. Jei ji bus uždaryta, artimiausi skubios pagalbos skyriai bus už 20-50 mylių, o skubių medicininių atvejų delsimas žudo. Širdies priepuolis, stiprus kraujavimas, perdozavimas, sepsis – visą tai galima išgyventi, jei pagalba suteikiama greitai. Jei ne, tai gali būti mirtina. O jei sergate lėtinę ligą, reguliariai gauti gydymą gali būti sunku. Pacientų ir pirminės sveikatos priežiūros gydytojų santykis yra 2500 prie 1, beveik dvigubai daugiau nei JAV vidurkis. Daugiau nei 80% JAV gydytojų dirba miesto vietovėse. Toks geografinis pasiskirstimas atspindi ligoninių uždarimo žemėlapį ir palieka didelės kaimo teritorijas be būtinų paslaugų. Ir Pemiskoto apskritis tikrai nėra blogiausia. Visame Misisipės deltos regione gauti medicininę pagalbą gali būti labai sunku. Jei gimstate Hampshire apskrityje, tikėtina gyvenimo trukmė yra tik 67,2 metai. 2013 metais vienintelė apskrities ligoninė buvo uždaryta. Nėra skubios pagalbos skyriaus, nėra atsarginio varianto. Jei kas nors nutiks, dabar teks skubėti per deltos laukus iki artimiausios ligoninės, kuri yra maždaug už 25-45 minučių kelio.
Ir šis dėsningumas tuo nesibaigė. McDowello apygarda vakarų Virdžinijoje prarado anglies pramonę ir niekada neatsigavo. 17 000 žmonių buvo palikti likimo valiai, kurioje žlugo ekonomika ir kartu su ja žlugo sveikatos apsaugos sistema. Vidutinė gyvenimo trukmė čia yra apie 65 metus, tai mažiau nei kai kuriuose besivystančiose šalyse. Sveikatos rodikliai čia yra itin prasti. Tai ne tik narkotikų problema, bet ir nutukimo, psichikos ligų, mitybos trūkumų bei lėtinių ligų. Šiems žmonėms reikia ligoninės priežiūros, kai jie suserga. Jiems reikia gydytojų, kurie juos nukreiptų, tačiau jų vienintelė galimybė Welch Community Hospital, kaip pranešama, yra rimtai pavojuje po to, kai 2024 metais žlugo planuotas gelbėjimo perėmimas. Apskrityje nėra nei vieno akušerio ginekologo. Moteris važiuoja daugiau nei valandą, kad galėtų pagimdyti. Šis modelis kartojasi visame geografinėme lanke, besitęsiančiame nuo Misisipės deltos per centrinę Apalačiją, koridoriuje, kuriame gyvenimo trukmės žemėlapiai beveik idealiai sutampa su ligoninių uždarimo žemėlapiais. Tas pats vyksta milijonams žmonių, išsibarsčiusių po pietų valstijų kaimiškas vietovės, kurie dabar susiduria su ateitimi, kurioje vienintelė jų vietos ligoninė balansuoja ant išnykimo ribos. Visose Jungtinėse valstijose yra tik apie 2000 kaimiškųjų ligoninių. Tai reiškia, kad beveik trečdalis sistemos jau išnyko arba yra ant žlugimo ribos, ypač Misisipės deltoje, centrinėje Apalačijoje, Teksaso pasienio regionuose ir kai kuriuose didžiųjų lygumų dalyse. Ir kai jos užsidaro, šokiruojantis gyvenimo trukmės rodiklis JAV pietų kaimiškose vietovėse tikriausiai dar labiau sumažės. Kai ligoninė užsidaro, ji pašalina ne tik pastatą, ji atima laiką, ji atima galimybę išgyventi. Clarko apygardoje, Alabamoje, 2020 metais buvo atidarytas Thomasville Regional Medical Center. Apygardos gyventojai lengviau atsikvėpė, kai žiniasklaida pranešė, kad ligoninė turi moderniausią įrangą. Tačiau iki 2024 metų ligoninė jau buvo uždaryta. Šiuo metu Clark, jei pacientams įvyksta sunkia trauma, jie turi keliauti 90 minučių iki mobilio miesto. Šis ilgas laukimo laikas gali reikšti, kad pagydomos būklės tampa nuolatiniais pažeidimais arba kažkas be reikalo miršta. Ten, kur gyvenimo trukmės rodikliai yra niūrūs, beveik visada yra skurdas. O kai yra skurdas, daug žmonių naudojasi Medicare. 2,6 milijono Medicare chirurginių pacientų kaimo vietovėse vidutiniškai valandą keliavo vien tam, kad pasiektų gydymo įstaigą. Ir manoma, kad trečdalis visų amerikiečių dabar neturi galimybės gauti laiku ir už prieinamą kainą atliekamų operacijų. Alabamoje, valstijoje, kurioje kai kurių apskričių gyventojų gyvenimo trukmė yra viena trumpiausių, 23 kaimo ligoninės, tai yra maždaug pusė visų valstijos kaimo ligoninių, yra įtrauktos į sąrašą tų, kurios vos išsilaiko atviros. Jei uždėsite 2024 metų politinį žemėlapį ant šių ligoninių uždarimų, išryškėja nauja krizė. Pagal siūlomą įstatymą, Medicaid išlaidos per artimiausią dešimtmetį galėtų būti sumažintos daugiau nei $100 milijardų, o kaimo vietovės greičiausiai nukentės labiausiai. Jei kongresas sumažins federalinį kompensavimo koeficientą, tai yra dalį, kurią moka federalinė vyriausybė, valstijoms teks padengti skirtumą. Ir kai kurios valstijos negalės sumokėti. Kai 2010 metais buvo pristatytas įperkamos sveikatos priežiūros įstatymas, kai kurios valstijos atsisakė plėsti Medicaid programą. Motyvas buvo tas, kad daugiau žmonių turintys privatų draudimą reikštų mažesnį spaudimą valstijos biudžetui. Nesvarbu, ar tos valstijos buvo teisios ar ne, rezultatas buvo tas pats. Milijonai žmonių liko be draudimo tose šalies dalyse, kurioms jo labiausiai reikėjo. Tačiau kitos valstijos, kurios išplėtė Medicaid programą, dabar susiduria su mažinimais, kurie gali atimti draudimą. Tai taip pat nėra atsitiktinumas. Tai politinis sprendimas prisidengęs geografiją. Rezultatas gali būti milijonai amerikiečių, netenkančių sveikatos draudimo, o iki 2034 metų šis skaičius gali pasiekti 16 milijonų. Tai šalyje, kurioje milijonų žmonių gyvenimo trukmė jau dabar yra trumpesnė nei kai kuriuose skurdžiausiuose pasaulio vietose. Kaimo ligoninės tiesiog nėra pelningos. Viskas iš tikrųjų taip paprasta. Jie labai priklauso nuo Medicaid ir Medicare, tačiau šios kompensacijos dažnai nepadengia išlaidų, todėl jie patiria nuostolių. Jie arba uždaro duris, arba juos nupirka didesnės sveikatos priežiūros sistemos. Popieriuje tai gali atrodyti kaip gelbėjimo paketas, bet praktiškai tai yra konsolidacija. O tai reiškia, kad bus mažinama tai, kas neneša pelno. Taigi, kaimo ligoninės užsidaro. Natūralu, kad žlugimas seka pinigus. Kaimiškoje Misisipėje moteris guli ant grindų, ji nekvėpuoja.
Diržas užveržtas aplink jos ranką. Šalia jos ant grindų numesta injekcinė adata. Artimiausia ligoninė yra daugiau nei valandos kelio per ilgus kaimo kelius. Greitoji atvyks kiek įmanoma greičiau, bet įgula, savanoriai ir ne visų etatų dirbantys paramedikai yra už daugelio mylių. Skubijos pagalbos operatorius telefonu vadovauja vyrui, kaip atlikti krūtinės paspaudimus. Prieš atvykstant greitai pagalbai praeina 3 valandos. Kai ji pasiekia ligoninę? Jai jau ištiko insultas. Užsikimšimas buvo pakankamai ilgai, kad milijonai smegenų ląstelių jau būtų žuvusios. Nieko. Ji vis dar nejuda, nekvėpuoja ir tada kažkas. Įkvėpimas, veido trūkčiojimas. Ji gyva, bet vos. Jūs apverčiate ją ant šono, palaikote kvėpavimo takus atvirus, stebite, kaip jos krūtinės sunkiai kyla ir leidžiasi. Bet kažkas čia ne taip. Sunku paaiškinti, bet jos veidas atrodo keistai, suglebęs, silpnas. Insultų juostos apskrityse mirtingumas nuo insulto yra 40% didesnis 100 000 gyventojų nei šalies vidurkis, beveik vien dėl atstumo. Kaimiškose insultų juostos apskrityse vidutinis greitosios pagalbos transportavimo laikas viršija 45 minutes. Tai yra 3 kartus daugiau nei miesto vidurkis. Labiausiai izoliuotose vietovėse 3 valandų kelionė į specializuotą insultų centrą nėra išimtis. Tai yra realybė. Greitosios pagalbos medikai uždeda moteriai deguonies kaukę, patikrina jos gyvybinius rodiklius ir užduoda jums klausimus, kai ją kelia ant neštuvų. Greitosios pagalbos automobilyje jie prijungia ją prie monitoriaus. EKG rezultatai atsispausdina ant popieriaus juostos. Jie negali tiksliai pasakyti, kas negerai, bet situacija neatrodo gera. Vietos klinika gali ją stabilizuoti. Jie gali ją stabilizuoti, bet ji turi kuo greičiau patekti į pagrindinę ligoninę. Tai dar valanda kelio. Jie pasiekia ligoninę ir jos būklė stabili. Bet tai tik pradžia. KT tyrimai rodo, kad ji patyrė insultą, MRT rodo užsikimšimą. Jai reikės vaistų, stebėjimo, reabilitacijos. Dienos, savaitės eina. Ji turi atminties problemų. Jaučia nuovargį, silpnumą vienoje kūno pusėje. Vaistai ir reabilitacija padės, bet nėra garantijos, kad ji visiškai pasveiks. Ir tai jau tampa brangu. Ji patenka į draudimo spragą. Sąskaita tenka jai. Vien tik greitosios pagalbos pervežimas kainavo daugiau nei $1000. Apsilankymai skubios pagalbos skyriuje. Tyrimai, lova, vaistai. Tai dar $10,000. O dabar reabilitacija, kurios jai reikės. Kineziterapija, tolesni vizitai. Tai daugiau pinigų nei ji kada nors galėtų uždirbti. Ypač dabar, kai jie jaučia smegenų rūką ir sunkiai susikaupia. Gydytojas jai pasakė, kad jei būtų greičiau patekusi į ligoninę, tai galėjo pakeisti situaciją. Kaimiškose insulto juostos apskrityse vidutinis greitosios pagalbos transportavimo laikas viršija 45 minutes. Vėlgi, tai 3 kartus daugiau nei miesto vidurkis. O patyrus insultą, laikas yra labai svarbus. Kiekviena minutė be gydymo kainuoja maždaug 1,9 milijono smegenų ląstelių. Tai atspindi daugelio Amerikos kaimo vietovių gyventojų realybę. Misisipė yra vadinamojoje insulto juostoje, kartu su kitomis pietryčių valstijomis. Visa tai sukelia tiesiogiai arba netiesiogiai žemas socialinis ekonominis statusas, prasta mityba, nutukimas ir hipertenzija. Kai sunku gauti sveikatos priežiūros paslaugas, mažos problemos greitai gali virsti didelėmis. Jei žmonės turėtų galimybę naudotis pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis, o ne pasikliautų brangių skubios pagalbos gydymu, kai situacija jau bloga, jie galbūt iš viso nesusirgtų taip sunkiai. Šioje dabartinėje sistemoje, kurioje pirmiausia gydoma, o ne užkertamas kelias ligoms, laimi draudimo bendrovės. Laimi farmacijos kompanijos, bet žmonės pralaimi. Prevencija galėtų išspręsti didelę dalį Amerikos sveikatos krizės. Tiek daug gyvybių būtų galima išgelbėti dar prieš žmonių gyvenimams pradedant byrėti. Reikalas tas, kad Amerikoje sveikatos priežiūra nėra tik rūpinimasis. Tai paskatos, lobizmas, tai valdžia, kuri nusprendžia, kas bus prioritetas, o kas bus ignoruojama. Ir šioje sistemoje viską lemia pinigai ir pelnas. Rezultatas tampa beveik nepakeliamas, jei apie tai pagalvoji ilgiau. Žmonės miršta per anksti nuo to, kam buvo galima užkirsti kelią. Ligų, kurias buvo galima nustatyti. Gyvybių, kurias buvo galima apsaugoti. Bet to nebuvo padaryta. Net ir turint pažangiausias medicinos technologijas pasaulyje, sistema vis tiek paveda joje esančius žmonės. Tai, kur gimėte, neturėtų lemti, kiek ilgai gyvensite, bet milijonam žmonių tai vis dar nulemia.
Mes bent jau tikime, kad gyvenant labai išsivysčiusioje šalyje taip neturėtų būti. Prognozuojama, kad iki 2030 metų gali būti uždaryta dar iki 700 kaimoninių. Jau dabar yra apskričių Misisipėje ir vakarų Virdžinijoje, kuriuose nedirba nė vienas gydytojas. Nė vienas. Padėtis žemėlapyje ne tik blogėja. Kai kuriuose vietose žemėlapis jau tuščias. Nėščios moters, kuri mirė likus 3 minutėms iki ligoninės, istorija yra pavyzdys, kaip JAV geografija ją pavedė. Labiausiai neramina tai, kaip lengvai galime gyventi sistemoje, kuri nusprendžia, kas gaus daugiau laiko, o kas ne. Ačiū, kad šiandien buvote kartu. Tikiuosi, jums patiko šis vaizdo įrašas. Jei norite pamatyti daugiau tokių vaizdo įrašų, apsvarstykite galimybę prenumeruoti ir įjungti pranešimus. Tai tikrai padeda. Dar kartą ačiū ir pasimatysime kitą kartą laidoje MapPack.